Sidnis Sandersas ir Raimundas Danys. Serapinas yra metimo, kuris išplėšė pratęsimą Mažeikiams rungtynėse su Lietkabeliu autorius. Tačiau paskui per... Vienas variantas yra tas, kad vasarą Lietuvos krepšinio lygos valdyba nuspręs. Egidijus Dimša. Kamuolio perdavimas Sandersui, jo tolimas metimas yra taiklus. Sidnis Sandersas sėkmingam įvykių tęsiniui. Serapinas. Sidnis Sandersas. Iš toli neprieina. Pieno žvaigždės ir prieš šias rungtynės Mantas Šernius kalbėjo, kad esu patenkintas, kaip Diksonas rungtyniauja tiek pirmoji, tiek antruoju numeriu. Sidnėjus Sandersas, sudėtinga metimo Tuzas ir Sandersas. Nepataiko Gidra ir kamuolį atkovoja Jankaitis, bet iš karto jį perima Mažeikių komanda. Sandersas pataiko iš 3 taškų. Brastas, o Viskontas pridėjo 11 bei Oriekis 10. Antroji mačo dalis žada būti išties įdomi. Sidnis Sandersas dar 2 taškai, 43. Sandersas ilgokai ant suolelio Giedrius Staniulis. Galime nebijoti, kad į aikštelį jis dar tikrai grįžčia. Sandersas kaip prostovi. Patirties Mažeikių komandai ir ši ekipa turėtų būti solidesnė. Čia Sidnėjus Sandersas per visą aikštę ir pelno. Ir Gidra baudos aikštelėje. Prasiveržė Sidnėjus Sandersas ir dar vertino jų formą pastaruoju metu Aloyzas Rudys po traumų. Ir Simonas Serapinas trenerio teigimu yra pasiruošęs maždaug 60%. Dar laukia 9 rungtynės ir kadagi krepšininkas galės įgyti tą reikiamą ir gerą formą. Jeigu 5 ir Gintaro Leonavičiaus pakeltas nykštys į viršų, ko gero viską rodo. Šiame epizode čia pražanga ir 2 taškai, kuriuos pelno Sidnėjus Sandersas. Triumfuoja 21 taškas jo sąskaitoje. Leonavičius pelnė 16, o Alijevas 17-3. Po pabaigos Sandersas 13-15. Į baudos aikštelę ir Sidnėjus Sandersas lieka šiai ekipai. Tolimas metimas ir nepataiko iš toli Griškenas. Po to Žuža kamuolį atkovoja, nepataiko. Ir po to greitas išpuolis. Sandersas labai greitas ir 2 metimų. Ir galbūt taiklių ir tolimų metimų. Arvydas Gidra yra jų specialistas, nepaisant to, kad jo būtent yra toks 2,6 m ūgis. Toli nepataiko. Sidnėjus Sandersas žaibiškai nubėga į puolimą ir skraido. Vėl gali susigrąžinti persvarą, kuri šiandieną jų pusėje buvo pirmajame ketvirtyje ir antrojo kėlinio pradžioje. Na ir šiek tiek trumpai ketvirtajame kėlinyje. O štai čia iš toli. Tai taškų zonos. Čia Giedrius Staniulis bando gintis. Ir Sidnėjus Sandersas atmeta kamuolį atgal iš toli ir pataiko Raimundas Sandersas. Kalbant apie Lietkabelio komandą, šiuo metu žaidžia 11-asis Juricas Žuža, 12-asis dar 3 sekundės rungtyniavo antrojo kėlinio pabaigoje. Sandersas po krepšių, labai gražus perdavimas ir čia 2 taškai. Vėl Sandersas 2,5 iki trečiojo kėlinio pabaigos. Motuzas meta ir pataiko. Nebuvimo šiandien Mažeikių Ventos progimnazijos sporto salėje. Puikus perdavimas ir 2 taškai su pražanga. Vytenis Čižauskas pelnė 15 taškų, buvo rezultatyviausias debiutinėse rungtynėse Lietuvos krepšinio lygoje. Jo jau nebėra Lietkabelio ekipoje. Ir gražiai dabar Mažeikio. Gidra taip pat aikštėje. Danys, Žukauskas ir Razutis iš po krepšio. 3 sekundės lieka ir 2 prieš 2 su Neliubovu. Neliubovas nepataiko ir Mažeikiai apsigina. Greita ataka. Gidra iš po krepšio ir nepataiko Mažeikių Gidra. Sandersas gražiai pralenda pro 2 varžovus, atmeta kamuolį į kraštą. Raimundas Danys laisvas, baudžia varžovus. Sidnis Sandersas. Raimundui Daniui jis šiandien prisišaudęs. Staptelėjo, nors manau, kad galėjo veržtis iki galo. Tik reikėjo ryžtingesnių veiksmų. Sandersas ir vėl ataka, kokią jau matėme, bet šį kartą Danys nemeta. Olanderis. Ohoho! Šulskis.
Jo prasiveržimas, sudėtingas metimas netaiklus, atkovoja kamuolį Danys ir Sidnėjus Andersas kaip visuomet labai greitas ir... Oho! Pasirodo Raimundas Danys, atrodo, kad jis rezultatyviausiai rungtyniauja Rokas Giedraitis, kuris yra pelnęs 12 taškų. Kad galės tai padaryti. Pirmoji Sanderso bauda yra taikli į sezoną Europoje, taigi jam dar sunku kol kas. Nusprendė jį pasilikti mažiai. Sandersas 30-35. Ir Rolandas Ali. Dabar jos yra įspręstos ir teisėjai leidžia pratęsti šias rungtynes. Giedraitis kamuolį atiduoda į labai saugias rankas. Rolandui Alijevui, vienam geriausių žaidėjų Beko LKL, yra tiksli. 45-45. Rezultatas lygus, Evaldas Žabas su kamuoliu. Darius Kriškėnas į priekį, čia Lukas Aukštikalnis. Perėmė kamuolį dabar Sidnėjus Andersas ir pražanga prieš jį. Omaras Hedukas. O Dalmanas. 12 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos, vėl Hedukas. 8 sekundės. Dalmanas ir perima kamuolį Mažeikiai ir po to pražanga prieš Sandersą. Pelnė Mažeikiai, Lietkabelis atsakė tais pačiais 6, taigi 15-6. Ir čia Sidnėjus Andersas vagia kamuolį iš varžovų ir iš po krepšio taškai. Panevėžio Lietkabelio komanda, kad Šiauliai šiuo metu yra pačios geriausios formos žiūrint į visą sezoną. Sandersas perima kamuolį ir iš po krepšio. O dar 12 lieka iki ketvirtojo kėlinio pabaigos, -9 ir Šiauliai dabar tikrai artėja prie pergalės, jeigu žinoma taip neklys kaip dabar. Greitas išpuolis ir iš po. Kova dėl atšokusių kamuolių. Šiandien 51-24 puolimo šiandien. 12 taškų, tiesa 4 pražangos, kurios gana greitai susirinktos ir negali tiek rungtyniauti, kiek norėtų šis žaidėjas ir po to metimą. Rizikuoti Marcelo Nikola. Jo sveikata, juolab, kad prieš Mažeikius Vilniečiai yra pajėgus laimėti ir ne visos sudėties, o vėliau, jau kitą savaitę, kovo 4 dieną, laukia Europos taurės rungtynės su Izmiro Pinar Karšieka. Sidnėjus Andersas vagia kamuolį. Ir Martynas Linkevičius tai darys. Ir Sidnėjus Andersas kamuolį perima. Dabar šiose rungtynėse taip susikeičia ginamaisiais Mažeikiškiai ir po to turi ūgio pranašumą Šiaulių komanda. O Sidnėjus Andersas kaip grąžina dabar kamuolį į žaidimą ir 2 taškai labai. Mesnės distancijos, 2 taškai pelno jis, 17 taškas, minutė 10 iki 3 kėlinio pabaigos. Maceina prieš Sandersą, nugarą į krepšį žaidžia Maceina. Meta pats. Kova dėl ką. Iš eilės, žinoma, buvo ir pergalės Baltijos krepšinio lygoje prieš Panevėžio Lietkabelį. 2 kart buvo ir laimėta prieš Utenos Juventus namie. Taigi Šiaulių komandos forma apskritai yra tokia, kurią galima... Ataka nėra geriausiai pasaulyje kamuolį varantis žaidėjas. Sandersas pripažįsta. Tylerio Olanderio ūgis yra 2 metrai 8 centimetrai. O Modestas Kumpys. Sidnėjus Andersas nepatako pirmoji mėginimo, antrasis. Žabo perdavimas Gediminui Žaloliui, prieš tai Ramantas Kazonas. Arnas Labuckas dar kartą į kraštą. Kriškėnas nusistumia Kazonas savo varžovo, šiuo atveju tai yra Sidnėjus Andersas. Mažeikiai 69-67. Pražanga puolime Kulviečiui. Nugriovė jis Sidnėjus Andersą kovodamas dėl pozicijos. Buterlevičius, Kapikaitis, Dimšai, Šikšnius prieš Sandersą. Atmeta kamuolį Simui Buterlevičiui, nepavyksta jam pataikyti, labai aukštai pašoka Sidnėjus Andersas. Jo atkovotas kamuolys. Ir Arvydas Gydra Mažeikiai. 5 sekundės atakai. Ivanauskas iš toli. 9 taškus surinko jis, 4 paskutiniuosius Prienų taškus trečiajame ketvirtyje pelnė irgi jis. Tačiau 3 taškis, kaip ir Dariaus Tarvydo prieš tai, tikslo nepasiekė. Sandersas. Gydra po krepšiu yra. Mažeikių noras tas pats, nėra ką kalbėti. Pražanga ir taškai.
Tyleris Olanderis pelno savo 8 tašką ir gali lyginti rezultatą baudos metimu. Dar kartą galime įsitikinti tuo, kad šios po krepšiais tai yra gera ekipa ir gerai žaidžianti baudos aikštelėje. Na ir komanda, kuri labai sėkmingai žaidžia greitai ir taip pat mėgsta rungtyniauti 2 prieš 2 ir tikrai tas žaidimas 2 prieš 2 yra labai geras. Vilius Jucek į kraštą, Darius Pakamanis, netaiklus metimas ir Evaldas Šaulys 2 taškai su pražanga. Štai taip, nenusileidus ant žemės, Evaldas Šaulys pelno taškus ir ištiksi pirmojo kėlinio laikas. Ir dar kartą Lietkabelio atstovas atakuos. Jeigu nepataikys, vis dėlto pataiko. Taigi vėl reikia tritaškio ir dabar jau minučių pertraukėlių nebėra. Sidnėjus Sandersas. Atgal, Serapinas iš toli ir pataiko Simonas Serapinas. 79-79 išplėšia pratęsimą Serapinas. Taigi kokį fantastišką tritaškį įmetė jis. Taigi pratęsimas buvo.